Ще отак 23-го ввечері я Vasario 23-osios vakarą ilgai bendravau su žmogumi, kažkur iki pirmos nakties aptarinėjome, kas ką darys, jei tai atsitiks. O apie 5 valandą mane pažadino draugas. Paskambino ir pasakė, viskas, prasidėjo. Kai nutyla artilerija. Треба боятися того солдата, Reikia bijoti kario, kuris ryte išėjo iš namų, а ввечері повернувся і o vakare побачив grįžęs замість дому велику vietoje namo rado didžiulę duobę, в цьому вибуху kurioje випарувалася dingo jo його žmona, дружина, vaikai. діти. І він Šis karys tampa žiaurus. стає б'юти, цей солдат. Jis Він gyvens буде ilgai, жити довго, dar ilgiau дуже keršys. довго буде мстити. Štai tokių karių reikia bijoti. Užvarė. Čia jau gerą uždavė. Viskas. До ворога в мене тільки ненависть. Priešų jaučiu tik neapykantą. Ще одну Motyvuoja ir мотиваційну vaikinai, su kuriais pradėjau момент kovoti. тому є, що от ті хлопці, з якими я починав Daugelis jų jau зараз žuvę. вже, багато хто з них вже загинули. Prisiminimas apie juos papildomai įkvėpė mane. ir mano žmones. Mes visi liksime žmonėmis, turinčiais priešą. Tik tą priešą reikia sunaikinti, kad jis nesukeltų didesnės bėdos civilizuotam pasauliui. Nes mes tik atskaitos taškas, tik pradžia. 1276 на трубу. 1276 на трубу. Вогонь, 5 штук вогонь. 5 штук з тої машини. 35-й. На прийомі. 5. Вогонь. Тільки 35-й. Я вижу наволоч, сволоч, яка... Matau niekšą, Це не piktadarį. Це не людина. Tai ne žmonės. Наволоч, да. Нормальний, адекватний Normalus, adekvatus žmogus neis į kitą šalį be jokios priežasties žudyti, prievartauti, plėšti. Зачем? Я не вижу, честно. Ilgai galvojau, kodėl. Мыслю это, да? Вот сколько раз, Kodėl ėjai? смысл? Зачем ты пришел? Зачем? Вот, что тебе, я не знаю, что он Protu там пообещал, nesuvokiau. старый, не буду ругаться. Ką reikėjo prižadėti, То, что ты пошел в другую Kad страну, eitum убивать žudyti. людей, это просто у меня в голове это никак не складывается. Вот что надо было пообещать? reikia parodyti vidų. Va, girdėjot, kas sakė, reikia parodyti, nu. Ця війна доказала, Šis karas įrodė, немає kad 85% žmonių palaiko Putiną. Palaiko šį karą. Mamos telefonu sūnums siūlo prievartauti. Visiškas absurdas, kai žmona vyrui liepė, tu ten prievartauk ukrainietes. Aš tavęs apie tai neklausinėsiu. Jie ne žmonės, jie ne slavai. Jie turi bažnyčias, bet jų širdyse ir sielose nėra Dievo. Це не люди. Kaip manai, kada pasibaigs karas? Ilgai tęsis, kol Putinas nepasiduos. Aš pats kovočiau už Ukrainą. Ir aš norėčiau kovoti. Ir nebijotume. Svarbiausia tarnauti tėvyniai. Kaip auksime, eisime. Aš eisiu. Iš pradžių į kariuomenę, o vėliau, jei bus karas. Bet geriau, kad nebūtų. Kariausime.
Svajojau būti policininku arba kareiviu. Ви O переживаєте jūs за jaudinatės свою dėl savo страну? šalies? Taip. Думаєте, Manote, победите? laimėsite? Taip. Bet kokiu atveju laimėsime, nes gėris nugali blogį. Ką Що norėtumėte би ви pasakyti хотіли сказати Putinui, jei українським sutiktumėte? приятелям? Kad jis užbaigtų šį karą. Nes dėl jo nukentėjo daug žmonių. Kai kurie nenukentėjo, o žuvo. Не постраждали, але вмерли. Aš Putinui pasakyčiau, sustabdyk šitą karą. Я теж би хотів. В мене в грудні Gruodžio pradžioje man gimė kūdikis. і Mažiau nei po 3 mėnesių turiu місяці я eiti į мушу йти karą. на війну. Na, як kaip мушу? turėčiau? Ніхто не міг Niekas примусити. negalėjo manęs Тобто, навіть priversti. Якщо говорити по закону, я міг Apskritai, pagal įstatymus, man ne bet kas gali atsiųsti šaukimą į Azovą. Але в мене дружина, Bet вона žmona навіть вона навіть мене nė не nebandė питала, atkalbėti. точніше, навіть не пробувала мене переконати. Тобто вона Tik 24 dieną просто paklausė, 24 числа запитала, ar teisingai suprato, kad типу, я einu. правильно Atsakiau розумію, ти taip. йдеш? Я кажу, ну да. І все. Ну, типу, ну, на цьому було зрозуміло. І Žinau, kaip jai я sunku. знаю насправді, як їй важко. Labai sunku, kai vyras Це eina дійсно важко, kariauti. знаєте, ну, типу, чоловік іде на війну. Ypač Особливо supratau, я це усвідомив, тому Aš що, iš дивіться, я з Ivano-Frankivsko. Івано-Франківська, o komanda, kurioje esame, бригада, в якій ми знаходимося Львіві. вона в Львові. ieškojau І я įvairių їхав з būdų, kaip iki ten Івано-Франківська до nuvykti. Львова, шукав там Autobusai варіанти, nevažiavo. добратися, бо автобуси Pakeliui не įsukau į І по nedidelį дорозі я miestelį, заїжджав Berežanus, в містечко pasiimti таке kito, невеличке Бережани, taip pat išvykstančio Тернопільської vaikino. області, забрати ще одного хлопця, який теж їхав. І от коли я заїхав до Prie jo нього, namų mačiau, я під'їхав kaip під його žmona будинок, jį його išlydėdama verkė. проважала дружина, і я Не бачив, norėjo як вона paleisti. плакала, типу, як не хоче відпускати. Як він, Mačiau, kaip jis bando як я kuo бачу, як greičiau він atsisveikinti. прощається, ну, типу, він намагається Kad viso to пошвидше, щоб, išvengtų. ну, типу, цього всього не бачити. tą akimirką Я в цей suvokiau, момент якраз усвідомив, kaip скільки mano моїй žmonai дружині buvo sunku. важко, знаєте, тому що ну, дійсно важко. Ji знаєте, juk išlydėjo mane ir навіть nieko відпускали, nesakė. навіть нічого не сказала, ну, типу, це круто, Tai tikrai šaunu. це дуже круто. Ти розумієш, що любиш, але ну, такого і гострих якихось почуттів немає. І тут, Supranti, kad myli, bet didelės aistros kaip ir nebėra. коли ти кажеш дружині, Ir tada ateina akimirka, kai pasakai žmonai, що я йду на війну, і вона kad eini į karą. плаче і каже, O jį verkia, ну, Ir іншої sako, відповіді я і не чекав. kad kito atsakymo ir Мої друзі nesitikėjo. сказав, слухай, та ти вже був, ти вже свої відбув. Kai kurie draugai sakė, klausyk, tu jau kariavai, tau jau 58. Я їм говорю, люди, Aš jiems ну, atsakiau, що 58 років? žmonės, Ти себе відчуваєш kas tie 58 58? Ти вже Jei tu старенький, 58 jau давай. senas, tai sėdėk ant sofos. Aš dar Я nebaigiu ще gyvenimo. закінчую життя. Коли от ти говориш, я йду на війну, дружина плаче, і Kai sakai, kad eini į karą, сини з сльозами на очах. Žmona verkia, які там уже все, sūnus ir вже marčios su ну, ašaromis akise, Але mažas anūkas. тоді якийсь такий спалах такої, і ти відчуваєш, як воно Ir tada гуртує sukyla banga. твою родину, твою сім'ю. Jauti, kaip tai sujungia visą šeimą, Цих людей, цю любов, sušildo, вона тебе гріє, вона тебе якби skatina дає eiti тобі поштовх pirmyn. вперед. Ну, а там O вже ten з Божою su Dievo допомогою pagalba до į перемоги. pergalę. Першому. Во! Ой! Тяжелее было Sunkiau buvo pirmomis karo после dienomis. первые дни войны, потому что Buvo было sumaištis, неразбериха, niekas nesuprato, непонятно, ką ir kaip никто не daryti. понимал, что это такое, как, ну. Vėliau taip pat buvo daug Уже sunkių были, да, momentų. моменты, знаете, как говорится, да, были многие моменты тяжелые. Kai po apšaudimo atsikėlė, nusipurtė, gyvas. Aplink taip pat visi gyvi, puiku. Vėliau laikui bėgant kažkaip susėmėme. Kai kur smogėme, kai kur atsitraukėme.
Где-то нам давали, мы отступали. Вот Kai такими kur боями. laikėmės, Где-то мы nors priešas удерживали. nežinojo, kad Даже mūsų враг mažai. не знал, что нас очень там Buvome мало, vos было 12 12 žmonių человек, и мы ir удерживали pusantro полтора mėnesio месяца, laikėme эту poziciją pusantro 2 kilometrus. позицию, там было 2 километра. Priešas manė, Мы удерживали mūsų 12 daug. человек. Он думал, Pliekė там mus нас gradais. очень дофига. Он нас градами крыл, а нас оказалось очень мало. Vėliau reikėjo atsitraukti, Ну, kai потом pasirodė пришлось, конечно, tankai, отступить уже, когда пошли nes танки. nebuvo kuo jų Там stabdyti. нечего было их останавливать. Pozicijose tada dar Не было neturėjome обученных apmokytų людей žmonių. позиции. Ну, чисто так вот. Ну, ничего. Bet tas gerai pamuštas, ane? Если ты ездишь под обстрелами вот здесь, вот, Apšaudo видите, važiuojant. Серпантин, гора, Štai ten serpantinai, Kažkaip ten kalnas, kur automobiliais kasdien važiuoja žmonės. и туда į kalną в голову atlėkė прилетают sviedinys. снаряды. То есть ты Važiuoji, едешь, čia тут sprogo, взорвалось, važiuoji ты toliau. едешь дальше. Štai Вот такая tokia situacija. Ну, в общем, вони видвинулись із Куп'янська. От Jie в atėjo nuo Ізюмі раніше Kupiansko. почалось тут. Štai Зразу Ziume anksčiau почали, prasidėjo, beveik iškart. да? А тут вони ж тут. O čia jie atėjo kita kryptimi. Kai užėmė Iziumą, pradėjo stumtis mūsų link. Jeremivkos ir Studenoko kryptimis. Ir taip priėjo iki Svetohirsko. O tada prasidėjo vis aktyvesni karo veiksmai. Iš pradžių Borovoje, tada Ratkivski Piskuose, Lozovoje ir iki mūsų. Šiandien iki ryto šaudė. Paprastai naktimis čia retai kada būna ramu. Nuolatos. Tai karas. Šios vietos negalima palikti. Arti Slovjanskas, Kramatorskas. Ir ten manevruoti tankais, technika, kaip ir nėra vietos. Якщо в ліс зайдуть, тяжело. Jei į mišką įlys, bus sunku iš ten juos išvyti. Kiek čia maždaug tūkstančių? Nežinau. Sako 22 batalionai atsiųsti, jei tai tiesa. Čia viskas prasidėjo prieš 3 dienas? Taip. Максимум į priekį. Nu, pavažiuojam, pasižiūrim. Porą kilometrų dar galima. Taip. Хорошо. Є, звісно, моменти Žinoma, būna baimės akimirkų. страх, коли Kai ти patenki попадаєш į під ugnį. обстріл. Ще не був на цій війні. Але Šiame ще kare to dar nepatyriau, bet 14 metais buvo. Є якийсь елемент такого, знаєте, Iš pradžių страху, būna baimė, впевненості, nepasitikėjimas, але ти опановуєш себе швидко. bet greit suimi save į rankas Речі, і ти береш себе в руки. ir esi pasiruošęs gintis. Захищатись. І не тільки захищатись. Дійсно, продовжувати цей успіх. Kito Тому що kelio nėra. Інакше просто у нас вибору немає. Negalime mesti ginklų ir pabėgti. Другого березня був бой. Kovo 2 čia vyko didelis mūšis. Jis tęsiasi apie 4 valandas. Čia judėjo sunkioji technika, Ну, не прошли они никуда. bet niekur nepraėjo. Шли они в сторону Atsitraukė туда, обратно до ближайшего села, и там iki уже artimiausio kaimo. оттуда их потом нагнали, вообще непонятно. Iš ten juos išvijo nežinia kur. Ушли вообще во все стороны. Įsilakstė į visas pusės. Ну, этот мост был взорван для того, чтобы Šis не tiltas пошли susprogdintas, kad priešai nepraeitų ir nesunaikintų miesto. Робились коктейли Молотова, думали их встречать. Darėme Molotovo Ну, kokteilius, довольно-таки тяжко було ruošėmės juos з pasitikti. коктейлями Молотова, таку техніку, яка йшла на нас. Поэтому Bet tokia їх technika, наливали kuri всі, čia я в važiavo, тому buvo числі sunku наливали, sutikti делали su ці Molotovo коктейлі, kokteiliais. давали хлопцям Juos pilstėme з visi, тероборони, tarp jų ir aš, давали ir ЗСУ. atidavėme vaikinams iš teritorinės gynybos ir ginkluotųjų pajėgų. Bet prieiti iki sunkiosios technikos ir juos panaudoti sudėtinga. Ти скажи, Калино, як попала ти сюди. Місце,
Напевно, ідеальне місце для гумору це війна, і навіть Vieta, на війні karas tikriausiai yra професійний puikiai гумор vieta це humorui. на тему смерті. Kare profesionalus humoras yra apie mirtį. Pavyzdžiui, vaikinui, vairuojančiam šį automobilį, Підходити і сказати, patinka prieiti prie kiekvieno ir pasakyti, kad jis šiandien mirs. Atrodo lyg ir nejuokinga. Bet kodėl? Juokinga. Tai humoras. Jis turi būti. А потім з собою взяв, милувався довго мною. На войне, если видишь Kare, kai nuolat matai, kaip miršta draugai, pradedi visko bijoti ir panikuoti. O juokeliai, humoras šiek tiek prablaško, padeda atitolti nuo šių akimirkų. Отходить от этого всех моментов, более-менее. Šiek tiek padeda. Насправді я вам скажу просто, що Apie žūstančius draugus jums pasakysiu. Друзі, насправді я думаю, Iš tikrųjų nesuvokiame, kad jie mirė. що вони загинули. Я вам скажу, я вам Minėjau, казав, kad що esu я iš з Azovo. Я кожного дня Kasdien bendrauju su Mariupolyje esančiais vaikinais. Чесно, Tiesą sakant, я вже навіть не можу net вам negaliu сказати įvardyti кількість tikslaus людей, žuvusiųjų я знаю моїх skaičiaus. близьких друзів, які загинули. Там десятки. Žuvo десятки. dešimtys artimų draugų, Тих, яких я знав, o pažįstamų вже šimtai. сотні. Чай, кофе, капучино? Arbatos, kavos, kapučino, arbatos, ponai. Pašoksime dviese. Хлопці в Маріуполі називають не крилаті ракети. Vaikinai Mariupolyje tai vadina ne sparnuotosiomis raketomis, o aviabombomis FAB. Великі мої баки. Jie jas vadina Навіть, didžiosiomis jabakomis. Класифікують. Ir net Велика klasifikuoja. їбака, середня їбака, Didžioji маленька jabaka, їбака. vidutinė jabaka, mažoji jabaka. Так. Это есть такие люди, что поддерживают Путина. Слышала, есть такие. Yra žmonių palaikančių Putiną. Разговорят. Слышала? Girdėjau. Есть поддерживают. А есть такие, чтобы уже O yra ir кто-нибудь tokių, kuriems любой, лишь бы, nesvarbu чтобы kas, мир был в стране, kad tik būtų taika. на земле. Manau, Я jei считаю, čia если я gyvenu, здесь живу, это tai наша čia mūsų территория, мы teritorija должны ir отстаивать mes jai свою turime территорию. atstovauti. Я считаю так. Это Tai наша mūsų земля. žemė. Мы за ней ухаживали. Mes ją rūpinomės. Čia gimėme, užauginame vaikus, sulaukėme anūkų. Manote, kad tai Ukrainos žemė? Считаю, да. Taip, Я в паспорте написано. mano pase parašyta Ukrainos pilietė. Значит, Vadinasi, tai Ukrainos žemė. Tai vat visai nieko nebeliks. O čia kas? Mes dabar kareiviai. Likę kareiviai ir pensininkai, kurie jau ne. Kurie bijo kur nors važiuoti, bandyti kažkur į užsienį. O ir kas likę, va tie jauni, jeigu matot be uniformos, tai jie laukia savo draugų iš Rusijos. Tulpių prisiskynę. Ну, здесь нет таких сепаратистов. Čia nėra separatistų. Bent jau nematyti. Mieste vaikštai ramu. Visur mūsų kariai. Jie viską mato, girdi. Viskas kontroliuojama. Коллаборант на коллаборанте, плюс еще и лавра тут. Kolaborantas ant kolaboranto, be to dar vienuolynas savo darbą dirba. Štai viena moteris šaukia. Что же это такое? Kas Здесь же dedasi? русских нету. Čia juk nėra Она rusų. всё равно Ji mums duoda дает suprasti, понять, kad что tai mūsiškiai это šaudo. наши стреляют. Вот так. Jiems Ну, им matyt tai так-то pasakoja. Преподают, наверное. Vienuolinė? Taip, Да, всё. Там ten мозги smegenis plauna. промывают. Jie tarsi ir už taiką, bet už rusišką taiką. Ar jums nebaisu? Nebaisu tik kvailiams. Kiekvienam baisu. O jūs už Ukrainą? Mes už taiką. Už taiką. Ar šiame kare įmanoma likti neutraliam? Neutrальным быть или нет? Žinoma įmanoma. Neutraliam? Bet juk tai karas, kurią nors pusę juk. Karas baisus dalykas. Žmonės žūsta. Ir tai jau negerai. Много людей. Daug žmonių. Kare teisėjų nėra. Kodėl žmogus turi kentėti? Tai jau neteisinga.
Человек не должен быть в семье, а должен Kodėl žmogus turi būti čia, o ne šeimoje? уже неправильно. Tai jau neteisybė, teisingai? Да. Taip. А як сьогодні давлення, там що-то з серцем, біжить сюди. O kai kraujospūdis ar su širdimi kas? Pas mus lekia. Čia jiems ir lašelinės, ir vaistų reikia. Гуманітарку роздають. Отут O eini, іде і рила отворачує. Jie snukį ну, nusuka. враги для їх. mes juk jiems priešai. Если быть нейтральным человеком, то тут не выживешь. Jei būsi neutralus, neišgyvensi. Todėl mūsų pusė aiški. Tai mūsų žemė. Mes joje gyvename, gyvensime ir niekur nesitrauksime. Tai mano žemė. Ir niekur iš čia neisiu. Čia mano darbas, mano šeima. Nenoriu niekur važiuoti. Todėl lieku ir padedu, kaip galiu. У мене бабуся в Росії, вона кожен день. Mano močiutė Rusijoje kasdien verkia. Мамі треба дзвонити Jis skambina mamai ir і pasakoja, розкаже, що kad куча krūva самольотів. lėktuvų skrenda Ukrainos link. Daugelis rusų netiki, kad Rusija užpuolė Ukrainą. Taip, o kai kurie net nuolat šaiposi iš ukrainiečių, sako, kad mes juos užpuolėme. Кажуть, що це ми Nors tai відправили. netiesa. А так, це неправда. Когда брат Kada становится brolis врагом? tampa priešu? Для мене мій двоюрідний брат. Mano який pusbrolis, є полковником pulkininkas Київської Rusijos generalinėme štabe, прізвище kurio pavardė носить tokia таке pat саме kaip mano, моє. І цей мій брат для мене tapo став man ворогом. priešu. Ми мало спілкувалися в житті. Mažai до того, bendravome. Але у мене є ще, Pagal це мої tėčio liniją двоюрідні turiu по du батькові pusbrolius. брати. От один з них, Vienas patriotas, він патріот, другий, kitas він пішов nuėjo į rusų в armiją. російську армію. І він зараз Ir dabar воює проти kariauja нас. prieš mus. Я дуже хочу сподіватися. Labai що він tikiuosi, kad jis застрелиться. nusišovė. Man jis Така priešas. ситуація. І знаєте, одне з тих Vienas рішень, яке sprendimų, я для себе прийняв kurį в priėmiau 14 14 metais, так само, vienas punktų buvo, я би хотів kad norėčiau susitikti su tuo pusbroliu і дати йому ir duoti jam pistoletą su viena kulka, можливість дати йому, наприклад, пістолет з одним патроном. kad jis nusišautų. Štai tokia situacija. Якщо в мене дід росіянин по національності, але Mano я senelio культурно tautybė rusas, абсолютно не, o aš kultūriškai росіянин, visiškai ne то я не можу rusas. себе сприймати і близько там. Tad якимось net negaliu їхнім savęs братом, laikyti jų broliu. щось схоже. Тобто я не можу сказати, що брат Negalėčiau стає pasakyti, kad brolis tampa ворогом. priešu. Ну, типу, Jie ми visada не tokie такі buvo. ми. У нас Mūsų історія visa така, istorija tokia. ну, su весь jais. час. Вот говорили раньше, что мы братья, да? Štai anksčiau kalbėjau, kad mes broliai. Не Ne, получается. Потому что мы neišeina. думаем по-другому, Nes mes kitaip поступаем mąstome, по-другому. kitaip elgiamės. И мы, например, не можем так поступить, как Nesielgiame поступают kaip laukiniai. дикари. Suprantate? Понимаете? Для меня Man это jie просто svetimi žmonės. чужие люди. Вот. Пришел на мою Įsiveržė į землю, mano žemę. ты Tu враг. priešas. То бідно за кавуни. У нас кавуни всі Херсонська область. Apmaudu dėl Це arbūzų. моя особиста слабкість. Mūsų visi arbūzai Я не можу Херsono жити без srityje. кавунів, в принципі. Jie mano І silpnybė, от negaliu gyventi Русню be треба arbūzų. знищувати тільки заради того, що вони забрали Rusiją reikia кавунів у нас. sunaikinti vien už tai, kad jie šiais metais atėmė iš mūsų arbūzus. Зараз буде смішно, зараз Dabar bus походу juokinga. виїжджає Mūsų наш gradas брат на išvyksta į darbą. Ми дуже вчасно. Вертаємося. Sukamės atgal. Так, вони пішли. Turbūt на juos свято. iškvietė per raciją. Викликали, напевно, по рації. Хлопці зараз ховалися. Vaikinai slėpėsi. Ну, грубо кажучи, ми не Atvirai можемо kalbant, тримати negalime машину laikyti відкритою, mašinos тому що matomoje vietoje, безпілотники nes ворожі priešų можуть bepiločiai літати, gali десь skraidyti. Ну, і зразу Jei сюди може aptiks, прилетіти. Бо Tada jau čia atlėks. град – це така техніка. Gradas yra страшна. siaubinga technika. Ну, вона зразу Jie iškart випускає paleidžia 40 40 снарядів. raketų. Ну, і це такий собі як Tai кара tarsi небесна з неба, яка Dievo прилітає. bausmė nusileidžianti ant priešų galvų. 26-й. Приціл мінус 3. Знімай. Артиллерист
виконує своє завдання, і він взагалі Artileristas vykdo užduotį. цілі не бачить. Він бачить просто координати. Jis kartais išvis nemato taikinio. Žino tik koordinates, kur reikia pataikyti. Šaulys, snaiperis, tankistas, matantis priešą, laiko jį ne žmogumi, o tik priešu ir taikiniu. На війні всі способи, які Per karą приносять visi результат, rezultatą duodantis metodai yra зараз veiksmingi. не час для того, щоб Dabar ne laikas проявляти якусь, jausti певно, там слабість silpnybę priešui. до свого ворога. На війні правило Kare yra просте, tik viena taisyklė. ти знищуєш Arba ворога, tu sunaikini він priešą, знищує тебе. arba jis tave. Все. В той момент не Tuo metu задумуєшся nesusimastoma, kad tai žmogus. про те, чи це людина, в нього перед глазами стоїть Prieš akis iškyla тільки viskas. пам'ять про то, що що цей Matai, ворог ką робить priešas naikina на tavo нашій žemėje. території, що він робить з Ką jis daro su mūsų valstybe, державою, як він kaip ставиться elgesi до su наших mūsų belaisviais, військовополонених, як він kaip знущається tyčiojasi над iš нашими mūsų жінками, žmonų ir vaikų. дітьми. І тому Todėl задумуватися pamąstymams над тим, nėra laiko. Як ти виконуєш, немає часу. Ти Tik просто darai savo виконуєш свою darbą ir роботу і viskas. все. Чим точніший стрілець, Kuo taiklesnis чим šaulys, він, kuo geriau більш, pasirengęs, підготовлений, тим tuo mažiau amunicijos sunaudos у нього і ir тим tuo більше daugiau він, atliks робить tikslių влучних šūvių. пострілів. На украинской войне кому Kam šiame kare sunkiau - civiliui ar kariui? А гражданский человек этого никогда Civilių не видел, žmogus никогда niekada не чувствовал, nematė, не слышал этих nejautė, взрывов, negirdėjo tokių и всего sprogimų остального, понимаете, šaudimų стрельбы, даже когда на ir тебя viso идет, kito. извините, блядь, страшный Kai prie дядька tavęs где-то eina там, baisus с uniformuotas автоматом, vyras su и ginklu что-то от rankose тебя ir kažko хочет, а nori, ты бедный человек o tu без vargšas žmogus, ну, niekada которому nesilaikęs никогда в rankose руках ginklo ir оружия не štai. держали, тут, ну, и он тебе там- Be abejo, Я manau, считаю, что civiliui гражданским žymiai намного sunkiau nei тяжелее, чем kariui. военным. Да, ну военным тоже нелегко. Taip, нам, ir да. kariams nėra У lengva. нас каждый день, Mums juk как говорится, kiekviena diena последний kaip день. Правда, paskutinė. нашел, там проснулся, так, Buvo ну, laikas, kai хорошо, я prabundi, проснулся, o отлично, puiku, aš всё, день gyvas. начался. Vėl nauja diena Просто prasidėjo. день пошел вечером, там, Vakare ложился, diena так. praėjo, Сейчас gulėsi. ночью постою 4 часика, и O, хорошо, dabar а? pastovėsiu Ага, 4 проснулся, valandas ir хорошо, gerai. отлично. Пошел 4 Pabundi часика, naktį, o посол, praėjo хорошо. 4 valandos. Я отстоял, Puiku, значит, я еще atsilaikiau, буду жить. vadinasi gyvensiu. Это же таким моментом Ir опять taip kiekvieną просыпайся, dieną. это каждый божий день. Bet mums tai normalu. Нормально. Кажется, ну, а гражданским намного O civiliams, тяжелее, manau, я считаю. gerokai sunkiau. Люди, они не привыкшие к этому. Žmonės viso to Они nėra того не matę. видели, они раньше, как говорится, не знали, что это такое. Jiems sunku И priprasti всё. prie tokių. Я считаю, что моменту. намного тяжелее. Солдату тяжелее, конечно, ну в окопах, ну что такое, на тебя летит. Kareiviui sunkiau be abejo. abejo. apkasuose. Juk į tave šaudo. Ir mums nėra lengva. Taip pat esame patyrę tiesioginius smūgius. Mes juk ilgiau nei mėnesį Lisičanske išgyvenome be vandens, šviesos, šildymo. Vasario 24-ąją atjungė šildymą ir viskas. Sėdėjome šaltuose rūsiuose daugiau nei mėnesį. Pas jūs nėra dujų? Nėra dujų. Jūs čia gyvenate? Aš čia nuomojusi butą. O čia dar daug gyventojų liko gyventi. Mano laiptinėje dar 4 butuose. O ten nežinote? Aš ten mačiau šviesą. Ten daug buvo. Turbūt daug žuvusiųjų. Kaip dabar gyvensite? O ar per sprogimą buvo didelis garsas? Mane koridoriumi apie 3 metrus nutempė srovė. Per koridorių 3 metrus? Net nesupratau, kas nutiko. O jūs stovėjote ar gulėjote, miegojote? Atsikėliau, kaukė sirenos. Galvoju, reikia nueiti į koridorių. Vos žengiau 2 žingsnius ir net nesupratau, kaip viskas įvyko.
Šiausimi nieko negirdžiu. Tame name kalbama, buvo daug aukų? Nežinau. Gerai. Dėkui. Боимся то, что попадет снаряд. Bijome, kad gali pataikyti raketa. Ten šalia mokyklos neseniai nukrito raketa. Tai visi langai išbirėjo. Ir į kai kurios namus atskriejo. O jūs mokotės? Ne, nesimokome. Ну, я не учусь, потому что я живу Nesimokau, в городе, nes gyvenu Slovjanske. и у нас онлайн Ir pas mus nėra ryšio. Я, да, мы у нас O mūsų тоже mokykloje школу apgyvendino karius заселили военными. ir И pastatė gradus. поставили эти, там ракеты, грады. Mes mokomės per nuotolį. Я іду, як би там не було. Einu, kas be nutiktų. Доведеться перемогти, Jei pasiseks laimėti, vadinasi laimėjome. Доведеться загинути Jei žūsiu, зброєю в руках. tai su ginklu це rankose. так само, Garbingai. якби Це за честь. Цивільні люди, гражданські, Civiliai žmonės вони, ну, як Nėra кожна людина, pasirengę. як кожна жива істота, вони visą tai якби ištverti. не готові терпіти таке. Ugnies, sprogimų, Вогонь, я не matyti, знаю, kaip miršta вибухи, artimieji. втрата на очах близьких. Я думаю, їм важче. Jiems Вони sunkiau. перелякані. Jie įsigandę ir Вони, nepasiruošę. якби не підготовлені. Žinoma, ne звичайно. visi. Хтось Kai просто kas sąmoningai свідомо tam ruošiasi. не переляканий, Bet відготовий, instinktyviai jam для svarbiausia нього apsaugoti інстинктивно, šeimą. перше, зберегти Išvežti свою kuo toliau сім'ю, nuo čia. закинути Žinau їх далі. tokių pavyzdžių. Я знаю такі Kai приклади. išvyksta, išveža šeimas. Відправляють і повертаються, йдуть до війська, беруть зброю. O tada grįžta, stoja į armiją, ima ginklą ir keršyje. Мстять. Civiliai turi galimybę įsigelbėti. Jie gali išvykti į saugią vietą. Karys to negali. Jam duotas įsakymas ir jis turi eiti kariauti. Мы верим в то, что будет все хорошо. Tikime, kad viskas bus gerai, kad visi liksime gyvi. Ko reikia, kad viskas būtų gerai? Я опять Susilaikysiu nuo tokių komentarų. Я придерживаюсь стороны, чтобы был мир. Aš už taiką. Вот, как бы для меня Man это самое tai svarbiausia. А куда деваться? O kur Какая bėgti? разница, что здесь будет бомбить? Koks skirtumas? Ar čia sprogdins, ar kitame mieste? Дома оставаться приходится. Tenka likti namie. Ну, детей, Na, конечно, vaikų, нету suprantama, čia nėra. здесь. Ну, сами Patys видите, matėte, город. mieste vaikų iš esmės nerasta. O rusų nebijote? Ne. А чё O ko jų бояться? Они bijoti? такие же Jie люди, tokie как и patys мы. žmonės kaip mes. O apie Bučą girdėjote? Ну, конечно. Žinoma. Ir galite pasakyti, kad jie tokie patys žmonės kaip jūs? Не знаю. Na, всё viskas зависит от priklauso nuo человека. žmogaus. Какой человек? Visur yra gerų ir blogų žmonių. Tai jūs manote, kad pas jūs ateis geri rusai? Да я не знаю. Vargu ar jie Навряд bus ли geri. хорошие будут они. Tai įvyko naktį. Patys matote, kas atsitiko. Kai pakilome, taip ir bėgome iki tėvų. Kaimynai išvyko. Namas tuščias. Ten kaimynai taip pat išvyko. Atvykstame pamaitinti gyvūnų. Kaimynas neįgalus, pusiau paralyžiuotas. Čia tėtos Olios miegamasis. Raketa pralėkė skersai. O su jais? Neįtikėtina, bet jie liko gyvi. Pašokome ir bėgome pas tėtį, o jie pašoko ir į rūsį. 2 naktis miegojo rūsyje, o vėliau pasakė, kad taip daugiau nebegali ir išvyko. Nesuvokiama, kaip kas gyvas išliko. Daugiausia kliuvo ten, priekyje, šitam, tam namui. Čia yra Krematorskas. Dabar pamatysit. Čia buvo vien vaikai, vien žmonės. Aš čia esu buvęs, kai buvo žmonės. Čia esu buvęs. Tai jūs neįsivaizduojate, čia negalėjai. Dabar tai nei šviesoforai neveikia, nes čia nėra. Čia vien karininkai ir policija dabar likus. Мер
Краматорска говорил, что не мешайте военным, лучше выехать. Kramatorsko meras prašė išvykti Ну, ir думаю, ну, что netrukdyti действительно kariams. мешать? Мы просто путаемся под Galvojame ногами, iš это не tikrųjų, надо. nereikia jiems Ну, trukdyti. пришлось уезжать. Tiesiog painiojamės jiems po kojomis. Geležinkelio stotyje buvo susigrūdimas, autobusai su žmonėmis vis atvykdavo. Aleksejevna, jūs išvykote iš Kramatorsko, aš iš Slovjansko. O Kramatorske baisu. Tiek tūkstančių žmonių buvo. Susigrūdimas siaubingas ir su gyvūnais, ir su vaikais. Išvykome, o po poros ten nukrito raketa. Jie pradėjo bombarduoti Kramatorską ir žydė stotį. Погибли люди. Žuvo žmonės. Там страшно было. Siaubas. Но мы Bet лично mes spėjome успели. išvykti. А сколько погибло людей, это было страшно. Была возможность выехать и нам. Ir mes turėjome galimybę išvykti, bet nusprendėme likti čia, maitinti žmonės. Кто на фронте, а кто Kas fronte, o kas здесь čia должен. užnugaryje turi dirbti. Но если будем все Jei бояться, visi bijosime, мы свою tai savo страну šalį paprasčiausiai отдадим atiduosime. просто так. Pasaulyje vyksta labai daug karų, net Senajame testamente daug karų aprašyta. Ar karas prieštarauja žmogaus prigimčiai, ar yra artimas jai? Na, nežinau. Sakyčiau, artimas. Na, jeigu būtų svetimas, tai jų nebūtų. Na, tiesiog tie, kas kuria karus, išžudytų vienas kitą ir viskas. Tai artima kiekvienam žmogui. Galų gale, kai buvau vaikas, kieme žaisdami juokais mėtydavomės akmenimis. Neturėjau didelį guzą, kai pataikė į galvą iš akmens. Bet buvo smagu. Manau, karas kažkur mūsų prigimtyje. Ar čia 6X? Čia 2X. Kas? Koks taikiklis? Aimpoint. І одна дівчина, Viena mergina gimusi Kryme яка вивчила išmoko ukrainiečių kalbą. як почалася війна, Ir kai prasidėjo karas, prižadėjo savo, kad rusiškai daugiau neištars nei žodžių. І потім вона дуже Ir tada pasakė šaunius сказала žodžius. класні слова. Мені говорять, Man sako, що русські, ну, Kad не ne всі visi rusai такі blogi. погані. А є і добрі Yra ir gerų. русські, знаєте. Але вона O каже, jis sako, знаєте що, оцей «Man русський, я rusai. уявляю, didelė можливо, pilna це не statinė зовсім mėšlo. цензурно, це як велика діжка, бочка гівна. І я не Ir aš хочу nenoriu po ją довбатися в kapstytis, цій бочці, щоб знайти rasčiau якісь gėrio крупинки grūdelių. чогось доброго. Це Puikūs просто žodžiai, excellent. neįtikėtini. Це просто неймовірні слова. А ворог в нас Mūsų це priešai, важко їх назвати людьми. juos sunku А любов, vadinti звичайно, žmonėmis. нас, до своєї батьківщини, до свого народу. Mylime до savo своєї tėvynę, сім'ї. tautą, Е, šeimas. Я, наприклад, не уявляю себе і без своєї Neįsivaizduoju savęs be šeimos, kurią taip stipriai myliu, свою дружину, своїх be žmonos двох ir доньок, 2 які dukryčių, мене чекають вдома. laukiančių manęs namuose. Які є моєю мотивацією, так само я хочу, Ir noriu, щоб kad вони jos жили в мирній gyventų країні, taikioje не šalyje. боялися, що Nebijotų, jog завтра šiandien, чи ryt ar poryt післязавтра jiems gali nutikti tai, kas nutiko žmonėms Bučoje, місяць назад сталося з людьми в Ірпінєє, Бучі, Ірпіні чи Gostomelyje. Тому до ворога в мене Todėl тільки priešui jaučiu tik ненависть. neapykantą. Я думаю, байдужість. Abejingumas. До росіян, я думаю, Rusų nebus співчуття ніколи не pasigailėta. буде. Ну, така в них доля. Tokia jų dalia. Байдужість, напевно. Abejingumas. Abejingumas priešui. Ненависть. Neapykanta. У нас появилась ненависть. Pradėjome nekesti. Даже до Net своих savo родственников. giminaičių.
Ką dar galima pasakyti? Jis juk sugriovė mums gyvenimą. Viską, ką užgyvenome, namus, butus, viską. Ramus gyvenimas išgaravo. Man jau 75 ir tokiame amžiuje visko netekti. Labai sunku. Jei matau jo nuotrauką, per televizorių rodo ar kur kitur, negaliu į jį žiūrėti. Man jis buvo kaip ir neutralus, nei 7, nei 8. Na, kažkaip taip. Nėra ko jam sakyti. Tai ne žmogus. Trūksta žodžių. Tiesiog norėčiau nuspausti gaiduką. Не більше. Liežuvis neapsiverčia jo vadinti žmogumi. Esant galimybėj su juo susitikti, nebūtų apie ką kalbėtis, tiesiog jį reikia sunaikinti ir užbaigti viską, ką jis pradėjo. Vėl tas pats logistikos karininkas atlieka ukrainiečių romansą Visur žydi vyšnios. Зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі. Свободное время это когда есть их. Kario laisvalaikis yra tada, kai ramu, kai nepuola priešas, nevyksta jokie kariniai veiksmai. Karys tada gali užsiimti savo reikalais. Tarkim, išvalyti ginklus po mūšio arba paprasčiausiai pasikeisti kojines, nusiplauti vandeniu iš butelio kojas, jei yra galimybė, jei yra vandens. Buvo atvejis, kai neturėjome vandens, visiems tik 1,5 litro. Labai sunkus laikas karo pradžioje. Maisto nebuvo. Tiksliau buvo, bet labai mažai, nes sunku jų atvežti. Bet nieko, vėliau viskas pagerėjo. Ko ilgiuosi? Labiau ilgiuosi net netaikaus gyvenimo. O noriu, kad tai daugiau niekada nebepasikartotų. Aš pasiruošęs kentėti metus ar ilgiau. Bet kad mano vaikai prie to, kas dabar pas mus vyksta, jau nebegrįžtų. Tiesiog ramaus vakaro. Be telefono skambučių. Paprasčiausiai pasėdėti ir atsipalaiduoti. Niekam neskambinti, nieko nesiklausyti, nieko nedaryti, tiesiog pasėdėti. Ir kad niekas netrukdytų. Tik ramybė. Iki karo buvau nerimtas, draugijos siela. O kare priešingai, tapau ramus, tylus, viską pasveriantis. Nuolat apgalvoju kokius nors momentus, esu nebe toks, koks anksčiau. Stipriai pasikeičiau. Meilė žmogui, meilė materialinėms vertybėms, viskas pasikeitė. Meilė vertybėms dingo. Meilė žmogui dovanoja artimieji. Čia visa ko pagrindas. Visi pavargome. Bet privalome apginti savo namus. Ukrainą. Todėl, kol tai nesibaigs, aš savęs nematau tarp civilių vyrų. Net per atostogas. Man kartais sunku prisitaikyti prie ramaus gyvenimo. Žmogus pripranta prie sąlygų. До таких умов, в яких вона перебуває, і от Kol tęsiasi karas, man sąžinė neleidžia išeiti ir palikti čia savo žmonių, savo brolių. Todėl aš čia. Džiaugsmo čia mažai, jei jau atvirai. Čia žmonės miršta dideliais skaičiais. Jau pripratau.
Žmogus toks sutvėrimas, kuris visada pripranta prie stresinių situacijų. Taip, pavargai, galvoji, kada viskas pasibaigs. Bet puikiai supranti, kad jei tu neisi, tai kas eis? Jei visi ukrainiečiai pasakys viskas, pavargau nuo visko, praleidau mėnesį, nebenoriu. Vadavomės iš apsupties, buvo sunku, baisu. Per 2 mėnesius jau tiek visko buvo. Jei visi tai pasakys, tai nebeturėsime Ukrainos. Ir laikomės. Sunku, bet priprantame. Kas žino, kaip šis karas pasibaigs ir kur išlošime, kur ne. Darome viską, kad laimėtume ir neužleistume pozicijų. Manau, nepamiršiu. Tai pamiršti būtų sunku. Kada karas tampa darbu? Karas man nėra darbas. Norėčiau, kad jis greičiau baigtųsi. Kad laimėtume. Viskas būtų gerai. Ir daugiau apie karą nebegalvočiau. Būtų sunku karą vadinti darbu. Tai nuolatinė rizika. Tai ne darbas, o pareiga. Dabar mums tai pareiga. Kiek nekaltų žmonių žuvo. Tiesiog dėl nieko. Kas nors turi atsakyti. Kaip banaliai beskambėtų, tai kiekvieno mūsų širdyje pašaukimas eiti ir ginti. Nieko herojiško nenutiko. Džiugiausia, kad atradau šeimą. Kitą šeimą. Tai brolystė. Pasitikiu kiekvienu jų. Liksime kartu bet kokioje situacijoje. Laimėsime kartu. Arba man didvyriai tie, kurie šiuo metu tarnauja ir gina mūsų tėvynę. Ir man. Ir man. Šiuo metu draugas. Metais jaunesnis už mane. Dabar jis Azove, Mariupolyje. Jis stiprus žmogus. Mano žuvęs vadas. Amžinai atilsi. Jis buvo šaunus. Prasidėjus karui jis nesitraukė, laikėsi. Tėvo neturiu, miręs, tad žiūrėjau į jį ir elgiausi kaip jis. Jis tikras vyras. Padėjo kartu su mumis kasę apkasus. Jis niekada nesitraukė. Nuolat veržėsi į priekį. Jis buvo tikras didvyris. Jis ir žuvo didvyriškai. Mums didvyriai tik kareiviai ir mūsų prezidentas. Pradžioje iš jo daug nesitikėjome, bet ne. Mūsų prezidentas geras. Ir mes juo didžiuojamės. Juk jis buvo humoristas. Manėme, koks iš jo prezidentas. Juolab, kad netoks jis ir senas. O viskas priešingai. Didvyriai – tai mūsų vaikinai, kovojantys ir ginantys mūsų šalį. Didvyriai ir likusieji užnugaryje. Ir save laikau didvyrė. Tie vyrai, kurie neišvažiavo, liko čia. Ir nesvarbu, ką veikia. Čia didvyris gali būti ir paprastas žmogus. Su kastuvu rankose kasantis įtvirtinimus Ukrainos karinėms pajėgoms. Ukrainos savanoriai, programuotojai sukūrė mums programą ir sukėlė štai tokius lagaminėlius.
Я, можливо, Turbūt dabar трохи pasakysiu зараз скажу patosiškai, пафосно, але це, напевно, Bet tai найкрутіше, šiuo metu що є в šauniausias світі. dalykas От нас pasaulyje. волонтери, вони Mūsų savanoriai vos ne kasdien išleidžia šios programos atnaujinimus su naujomis funkcijomis. Labai šaunus dalykas. Atvykstame į šaudimo vietą, 30 sekundžių ir skaičiavimai jau paruošti. Mums tereikia nukreipti automobilį. Jei važiuotume tuo automobiliu su žemėlapiu, tai 5 minutės būtume bandę nustatyti šaudimo įrangą. O dabar turime štai šį lagaminėlį. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Ну, не боимся встретить Nebijome. так само, как встретили Pasitiksime Карла. jos taip pat, kaip sutikome kovo Так, 2-ąją. как они ушли, Kaip как atėjo, пришли taip ir они išėjo. сюда, так они и ушли. Будемо триматися. Laikysimės. Потихеньку. Lietai atsimušinėsime. Відбивати. Тож не заберемо зразу. Iš karto neatsiimsime 10-20 km. По чуть-чуть, Viskas bus po truputį, dalelėmis. кусочками. Мы выгоним, как говорится, нашего Išvysime priešą. приятеля, соседа. Такого Blogą плохого, не kaimyną. очень хорошего. Susigražinsime namus, Что вернемся домой, grįšime отвоюем свой ir toliau дом, gyvensime. будем дальше жить, Kursime iš отстраиваться. naujo. Ar sugebėsite kada nors atleisti priešui? М, Manau, Думаю, что ne. нет. Ніколи. Niekada, niekada. Я ніколи не сяду за один Niekada nesėsiu už vieno stalo su rusu. Та я сильно на Labai нього stipriai не nepykstu. Я така Esu людина gana трохи skeptiškas šiuo скептична. požiūriu. Atėjai kariauti? Пішли воювати. Та й ну, mirk čia. руки. Kad gal ne, nenorėčiau to pamiršti. Tai nepasimiršta. Tiek baimės, tiek siaubo. Tiek jaunų vyrų jau paguldė galvas. Nemanau, kad galėčiau pamiršti. Ir nenoriu pamiršti. Ne, Нет, tai nepamirštama. Вся наша історія була. Visa mūsų istorija buvo kova su šiauriniu kaimynu. Тобто Tai yra північний su šiaurės rytų. завжди докучали, не давали нам Jis neleido жити mums все своє gyventi. життя. Ми не раз давали Ne їм по kartą зубам, apsigynėme кидали, ir але вони davėme так jiems само į dantis. перемагали нас. Bet ir jie nugalėdavo mus. Ви знаєте, 300 років Per 300 metų laikotarpį, почався царизм, carizmo laikais, вони підімнули нас під себе. vyko įsivadavimo І ті protrūkiai. спалахи були такої, знаєте, визвольної боротьби, вони перемагали. Зараз ми маємо Dabar, за всю нашу per visą mūsų tūkstantmetę istoriją, шикарний tai puikia шанс galimybė pagaliau amžiams atsikratyti šios problemos. цієї проблеми, скажімо так. Я хочу ее видеть Noriu ją процветающей, matyti да, kaip такую, klestinčią, поднятую, как говорится, patriotišką патриотическую šalį. страну. Я Tikiuosi, надеюсь, taip что ir bus. так и будет. Сейчас нам Reikia надо tik dar šiek tiek потерпеть, pakentėti, чуть-чуть. šiek tiek paspausti, Чуть-чуть šiek tiek отогнать, nuvyti, чуть-чуть šiek уже. tiek dar Уже liko. отогнали, еще так Dar потихонечку, pasismaginsime пару деньков ir tada пойдем, toliau eisime. потусуемся, а потом дальше пойдем. Išvysime ir Позвоним, pradėsime а потом įsikurti, будем потихонечку klestėti, kilti, отстраиваться, kilti. Подниматься, подниматься. Щоб не було. Kad nebūtų pykčių. Одна Viena мова. kalba, viena Одна valstybė. держава. Щоб всі Kad visi говорили kalbėtų однаково. ta pačia kalba. Щоб на Kad всіх rusiškai niekas nekalbėtų. ніхто Tai не labai говорив. svarbu. Це важлива частина. Я думаю, это будет Manau, очень tai bus прекрасная labai страна, nuostabi šalis, в которой kurioje есть yra все visos galimybės качества для прекрасной жизни nuostabiai gyventi наших mūsų детей, vaikams ir anūkams. Перед сном Kiekvieną молюся, vakarą кажу, prieš miegą meldžiuosi ir viskas. Einu miegoti. за те, Meldžiuosi, щоб kad було все viskas добре būtų дома, gerai за namuose друзів, щоб з ними ir už draugus. Вітер дує. Vėjas pučia ir klausaisi. Все, виключаєш. Всі Nieko думки negalvoji. дує вітер. Все.
Klausайся tik vėjo. Більше нічого не думаю. Girdite, kaip vėjas pučia? Gūsiais.